Labas. Trumpas video darau iš ežero, kadangi labai karšta. Ir kaip matai iš mano kūno, kad aš esu trupučiuką perdegęs. Ir jeigu klausimas toks natūralus iškyla, kodėl aš esu su akiniais nuo saulės ežere, tai todėl, kad man čia įgėlė bitė. Ir visa šita veido pusė yra ištinus, tai aš tave saugau, kad nesitraumuotumė mane žiūrėdamas, nes nublemba. Žinok, atrodo dabar taip, kaip jeigu pamatytum mane miške, tai bėgtum kuo toliau. Apie ką aš šiandien noriu pakalbėti čia vidury ežero būdamas? Tai yra apie atostogas. Aš dabar, paėmiau savo atostogas, nepaėmiau, bet tiesiog pagalvojau, išvažiuosiu savaitėj, atvažiuosiu pas save čia į sodybą savaitėj ir pagyvensiu, pabūsiu be interneto, be nieko, nors galėčiau čia įsivesti internetą, bet tiesiog čia mano tokia vieta, kur aš pabėgu nuo viso pasaulio. Ir pasirinkau būtent šią savaitę, kai yra karščiausia savaitė. Ir sakau, blemba, įdegimas tai maks. Kažkaip neapsisaugau. Bet jo, aš mėgausi šitą savaitę, viskas buvo amazing, viskas buvo taip smagu. Ir kiekvienas vakaras prie laužo, skaitau knygą. Niekur nereikia skubėti, net laikrodžių niekur neturėjau. Visą laiką be telefono. Toks maks atsipalaidavimas. Turiu, aš pamirštu apie laiką. Turiu, aš net nežinau, ar ten 3 valanda, ar 4, aišku, dabar žinau, nes turiu telefoną, nes pagalvojau, nufilmuosiu šitą video. Bet šiaip aš telefonų rankose, kompo, nieko neturiu su savim. Ir toks pasiklydęs laike tiesiog esu. Ir čia jau labai seniai tai buvo, aš dažniausiai vieną kartą į metus pasiėmu tokias atostogas, kur, atvažiuoju čia pas save į sodybą savaitį ir atsipalaiduoju, tiesiog, palieku telefonus, palieku viską, nes man asmeniškai to labai reikia, nes tiesiog per visus metus, susikaupė labai daug visko smegenys. Aš atsiprašau, pažiūrėjau, ką tik į save ir atrodo taip kvailai. Šitam ežere su akiniais nuo saulės, goddammit. Žodžiu. Ir jo, tai apie ką aš kalbėjau, pamiršau apie ką aš kalbėjau. Ir man tiesiog čia labai padeda. Aš, pradedu medituoti čia, pradedu ir sveikiau trupučiuką maitintis ir visą kitą. Ir labai yra faina. Ir jo, aš tiesiog manau, kad nežinau, čia visiems pagal galimybės, bet tikrai labai rekomenduoju, jeigu niekada nesi pabandęs, tai pabandyti tiesiog, savaitę. Gal net ne savaitę, kokias 3 dienas atsijungti nuo visko. Atsijungti nuo telefono, atsijungti nuo interneto, atsijungti nuo net laiko pačio. Supranti, kad neturėtum mažiausio supratimo, kelinta dabar yra valanda. Ir ne todėl, kad ten, tu esi labai užsiėmęs, ar ne todėl, kad dar kažkas, o tiesiog, nes tu pasirenki atsisakyti viso to. Ir kažkas yra nuostabaus, nes tada tu antiek atsipalaiduoji. Po kelių dienų, aišku, pirmas 2 dienas, dar vis mąstai apie visus darbus, apie visą kitą, bet po kelių dienų pamiršti viską. Ir tiesiog pradedi mėgautis kiekvieną sekundę, pradedi mėgautis viskuo, kas vyksta aplink tave, Sakau, aš ką dabar jaučiu, tai čia yra amazing, nes labai atpalaiduoja visą kūną ir visą kitą. Aišku, raudonis atpalaiduoja, bet jo. Ir šiaip dabar labai karšta ir aš labai tikiuosi, kad, neperkaitai ir labai tikiuosi, kad per daug nekentėjai per visus šitus karščius, bet mačiau, kad ateina jau audra kažkokia. Tai bus smagu dabar. Bet jo, iš tikrųjų galiu irgi pasigirti, kad prieš 2 dienas perplaukiau į kitą krantą. Čia yra kilometro, man atrodo, atstumas, jeigu nedaugiau, nuo vieno kranto iki kito. Tai aš perplaukiau, dar buvo stiprios visai bangos didelės tokios, tai rizikau, bet perplaukiau. Buvo labai smagu, labai pavargau ir tada plaukiau atgal. Tai jo, bet čia irgi mano tokia tradicija. Vasarą perplaukti šitą ežerą. Ir vienas iš geriausių jausmų iš tikrųjų yra, kai perplauki ežerą ir grįžti ir supranti, kad tu tai padarei. Ir net tada trupučiuką sunku išstovėti, ant kranto, nes visą laiką tiesiog veikia ir kojos, ir rankos, ir visa kita. Ir jo. Tai bet tau tikriausiai tai nelabai įdomu. Tai aš manau, kad visai toks trumpas video šiandien gavosi.
Ir jo, tikrai linkiu, žinai, jeigu įmanoma pasidaryti tokias atostogas, tiesiog išvažiuoti kažkur į gamtą, padėti telefoną ir atsikratyti viso to triukšmo. Iš tikrųjų tai yra tiesiog triukšmas ir grįžt, žinai, į tas tokias, į savo prigimtį, į buvimą tiesiog su savim ir buvimą gamtoj, žinai. Tai jo, tai aš linkiu, kad tu tai galėtum padaryti. Tai va, viskas. Aš manau, kad baigiu šitą video čia. Eisiu paplaukiu dar. Ir jo, aš tau sakau geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.